Labas ir sveikinu prisijungus prie dar vieno Verslas prie kavos pokalbio ir šiandien turiu labai nuostabią viešnią, tad kviečiu ir jūs pasidaryti puodelį kavos arba arbatos ir mes tada kipsime būtent į pokalbį. Laura, kaip laikaisi? Laikausi labai greitai. Greitai. Taip. Čia kaip anglų kalboje mes turim tokį posakį good busy. Taip, reiškia, užimtas, bet gerai užimtas, ta prasme. Taip. Kaifuoju, kad užimtas. Labai. Dar taip nebuvau užimta. Viskas prasidėjo nuo čempionų lygos, paskui persikraustė į 7 dienų iššūkį, paskui buvo beprotybės stovykla, transformacijos. Ir nuo to laiko taip su kiekviena ta stovykla veiksmo vis daugėja. Žodžiu, nėra tau žmogui kada net pailsėti. Nėra. Bet ir nenoriu aš pailsėti, nes aš kai sustoju, kai jeigu jau reikia pailsėti ir diena laisva, man temperatūra pakyla. Matomai, tu esi alergiška poilsiui. Turiu tokią mintį. Šaunu, tai Laura, tada nuo to ir pradėkime. Tu esi tinklinio marketingo lyderė, statai savo verslą jau ne vienus metus. Taip, tai kas tave paskatino prisijungti prie tinklinės rinkodaros? Paskatino tai turbūt ne vienas aspektas, bet pagrindinė priežastis tai buvo ta, kad norėjosi gyventi geriau. O jeigu jau taip jau tiesiogiai sakant, tai nusibodo gyventi blogai. Labai teisingai, kaip sako, vieni prisijungia iš įkvėpimo, kiti prisijungia iš nevilties, taip, kai jau atsibosta daryti tai, ką daro. Taip, labai buvo nusibodę daryti tai, ką aš dariau, nes dirbau labai sunku fiziškai darbą, tai būdavo darbo dienos 60 iš eilės, be jokių išeiginių. Taip, tai kiek galima, sako, net, ir arklystas jau, žodžiu, ten jau tą galą pasiekė, ne? Tai iš tikrųjų, tai ir sveikata jau buvo visiškai ant ribos viskas, o pinigų kaip nebuvo, taip nebuvo. Supratau. Aš manau, daug žmonių istorija yra panaši, mano panaši labai istorija, nes aš irgi sakydavau, kad yra per daug mėnesio gale pinigų. Taip ir buvo, kad irgi tai paskatina, žinai, reikia ieškoti kažko kito, reikia ieškoti kažko geresnio. Na, o kas tau labiausiai patinka apie tinklinį marketingą? Net nebejoju, kad ne vienas dalykas tau patinka, bet kas galbūt labiausiai tave veža šiame versle? Labiausiai mane veža, kad aš čia galiu išsikalbėti. Nes aš, nepaslaptis, aš labai daug šneku. Ir kai tu randi lyčines ausis, aišku, čia juokauju dabar, bet esmė tai, kad aš radau, kur save padėtų. Labiausiai, iš tikrųjų, tai man patinka, jeigu taip be juokų, tai bendravimas su žmonėmis ir pagalba kitam. Ir būtent tai yra mane pačią užkuria, kai aš matau, kad mano žmonės lipa laipteliais, kad jie keičiasi, kad keičiasi jų mąstymas, keičiasi jų suvokimas, įpročiai keičiasi. Ir kai paskui palygini, ta prasme, tą patį žmogų, koks jisai atėjo, koks jis yra dabar, tada aš suprantu, kad visą tai darau ne veltui, kad tai yra ta pagrindinė šios industrijos jėga. Ir kai žmogus ateina, sako, blogai, man yra blogai gyvenu, neturiu to, neturiu sveikatos, neturiu pinigų, neturiu to. Ir kai paskui pamatai, kad jam pavyksta, kad viskas keičiasi į gerą, tai kas be gali būti geriau. Teisingai. O noriu grįžti prie to, kad tu paminėjai, kad tu mėgsti kalbėti, kaip ir daugelis mūsų tinklinio marketingo atstovų, taip, ir mėgsti bendrauti su žmonėmis. Ar tas bendravimas su žmonėmis buvo kažkas, ką tu ir taip mėgai visą gyvenimą, ar tai išsivystė verslo dėka? Bendrauti su žmonėmis aš visą laiką labai mėgau, bet mokykloje buvau pakankamai uždara ir praktiškai aš ten būdavau tik tais prie knygų ir turėjau tik tais 3 klasiokės, su kuriuom mes bendraudavom. Tai visi sakė, kad aš esu intravertė, nes aš tikrai nebendraudavau, aš tiesiog mokydavaus. Tiesiog mokiausi ir dar žinojau, už kur gauti. Bet galbūt taip aš jaučiausi saugi, nes daugiau aš niekur neradau, kur save padėti. Ir būtent, kai atėjau šičia, aš irgi nepradėjau iškart kalbėti. Tam reikia žinių. Ką mes galim pasakyti, jeigu mes nežinom, ką sakyti?
Aš visą laiką sakau, kad jeigu jūs patys didžiausi intravertai, tai yra jūsų vieta. Jeigu jūs esat plepučiai, tokie kaip aš, kaip jūs, kaip daugelis kitų, tai irgi yra jūsų vieta. Čia, ta prasme, viskas ateina su žiniomis, viskas ateina tada, kai tu turi praktikos, kai tu įgyji vis daugiau praktikos per savo asmeninę patirtį, tada tu turi apie ką pasakyti kitam žmogui. O jeigu tu dar jautiesi tame patenkintas, jeigu tu gauni rezultatą, nu tai kaip nepapasakot? Taip, bet čia iš tikrųjų didžiulis bingo momentas ir verta net atkreipti dėmesį, kas klausote, būtent, kad tas pasitikėjimas savimi, tas lengvumas ateina po to, kai tu tai pradėjai daryti, o ne prieš tai, kai tu pradedi tai daryti. Nes kaip dažnai žmonės sako, aš jau, kai jau būsiu labai labai savim patenkinta, tada galbūt pradėjai. Bet tu realiai, tu pirmiausia, mokiniesi, darai, stengiasi, praktikuojasi ir vis geriau ir geriau sekasi tai daryti. Taip, tai faktas tas, kad visi mes negimėme, kaip sakant, su tuo žiniomis savo galvoje, tu turi tai įgyti, būtent surinkti tas žinias ir tada tau tampa vis lengviau, kaip sako, kompetencija priveda prie pasitikėjimo savimi. Būtent, aš kai sakau, atėjęs į bet kokį darbą, naują darbą, ar ne, tu vis tiek tu turi viską išmokti, kaip bebūtų, tai tas pats ir čia. Praktika ateina su laiku, bedarant, tu klysti, tu vėl darai, tu mokaisi iš savo klaidų, bet svarbiausia, kad nereikia to bijoti. Man keista, kodėl žmonės nebijo ateiti ir bet kokį darbą, ten irgi reikės išmokti, bet jie nebijo, sako, tai reikia, taigi pinigų tai reikia, o kai čia pasiūlyti, tai aš nemokėsiu. Tai jeigu birža siunčia ir tu sakai, aš nemokėsiu, aš neisiu dirbti, nes aš nemokėsiu. Ką tau pasakyti? Arba eik lauk, arba tu tiesiog tu išmoksi, jeigu tu norėsi. Arba bent jau pabandyk. Ja? Taip, Tikrai taip. Čia tas iš ankstinis nusistatymas, žinai, pas daug yra, ir daugelį, čia ne vien tik tai tinklėjame marketingai apskritai, ta žmonių dažnai tas iš ankstinis nusistatymas, kuris sustabdo daug žmonių gyvenime, taip, pabandyti kažką naujo, pakeisti kažką ar panašiai. Atrodo, žmogus nori tų pokyčių, nori kitokio gyvenimo, bet nenori nieko pakeisti. Tai tas gyvenimas nepasikeis, jeigu mes nieko nekeisime. Tai faktas tas, kad tiesiog kartais reikia būti, kaip sakant, duoti savo šansą, leisti savo pabandyti kažką. Taip, galbūt tai ir nebus tau, galbūt tai tikrai nebus tau, bet bent jau tu būsi pabandęs ir žinosi, o ne nusprendžiau iš kažkokio, tai kaip sakant, iš ankstinio nusistatymo ar panašiai. Taip, ir dažniausiai buvo nuspręsta dėl profesionalų tokių patarėjų kaip kaimynai, kaip teta, kaip mama, kaip brolis. Ekspertų. Ekspertų, taip, šitie patys šauniausi. Pas mes tokių pilna. Taip, ekspertų visą laiką netrūksta, iš kairės ir iš dešinės visi žeria patarimus. Taip, ir jie dažniausiai būna čia labai daug pasiekę, jie viską žino, jie turi daug praktikų, kaip čia reikia nepadaryti. Taip, o dažniausiai, žinai, kai duoda tokius patarimus, žinai, tu sakai, o tai tu turi praktikos tame? Taip, aš turiu praktikos, aš ir kitiem daviau patarimus šitą temą. Praktika yra patarimų davime, o ne tame dalyke. Ir kai paklausi, o tai kiek tu čia buvai, ar esi pasiekęs? Ne, tai man nepavyko. Aš dėl to ir patarinėjau kitiems. Taip. Tai kaip mano... Taip, tai kaip mūsų viena gera draugė Neringa sako, o ko dar nemoka tavo draugė? Gal ir cepelinų virt nemoka, tai ir jų tu nedarysi, žinai, dėl to, kad kažkas kitas to nemoka. Tvarko, pakalbėkim apie knygas. Ir žinau, kad tu skaitai knygas, tai kokia, sakytum, tavo yra mėgstamiausia knyga versle ir kodėl? Aš žinau, kad jas turiu dvi ir niekaip negalėjau išskirti vienos. Tai savaime aišku, kad ta knyga, kurią parodysiu, jums turbūt bus naujovė. Dabar nenustebkit labai iš tikrųjų, tai šita knyga. O, taip, čia mano mėgstamiausias autorius parašęs. Aha, toks biški trenktas, bet visai nieko šitą. Taip. Gal dėl to, kad aš tokia pati, tai kažkaip man... Atitiko Kirviskotą, vadinasi. Jo. Iš tikrųjų, tai yra pamatas. Aš, kaip sakau, čempionų lyga ir sėkmės stovykla yra pamatiniai tokie verslo plytos pamatinės. Nes ten yra viskas. Nes aš, kai atėjau čia, aš griebiaus labai daug įvairiausių, ta prasme, taktikų puoliau čia ir atrodo mokausi ir atrodo veiksmų darau daug, bet rezultato nėra. Ir kai atėjau į čempionų lygą, tada supratau, kad
nu, jeigu noriu aš įsikabinti, kad viskas turi būti kitaip. Paskui nusipirkau jūsų sėkmės stovyklą ir vat ten man atėjo tikrasis suvokimas. Praktiškai ten yra tinklinio marketingo abėcėlė jūsų sėkmės stovyklai. Tai vat tas pats yra šitoj knygoj. Jeigu nori, kad tau pasisektų, o ne priešingai, kaip ekspertai patarinėja visi tie, tai šita knyga yra tas elementorius, kur rasim viską ir dar netgi su užduotim. O kaip man patinka užduotis? Tai nes kartais galvoju, reiktų daryti, bet kažkaip, ką čia padarius. Kartais tiesiog mes esame tokie sutvėrimai, kad reikia pastumimo, paskatinimo. Ir viskas yra čia. O antra knyga, kuri pakeitė man viską čia. Iš pradžių skaičiau, nieko nesupratau, galvoju, kaip čia reikės toliau skaityti, nes aš nieko nesupratau. Tai yra Užkoduotas protas. Tai knyga, kuri aš nežinau, sakau, pakeitė visą mano mąstymą, kaip ir transformacijos, ta gyvenimo transformacija. Tai šita knyga yra ta, kai sako, viskas prasideda nuo pokyčių mūsų viduje pirmą, galvoje. Tai kai suvoki, kas mes esam, ką mes galim, kokia minties galia, kaip mes viską formuojam, vat tada pradeda keistis aplink viskas. Faktas, tikrai. Ir iš tikrųjų, kaip tu pasakei, žinai, kartais, jeigu nežinai, ką reikia daryti, tai dėl to specialiai aš knygos paskutinis, turbūt pats lapas ir yra, būtent veiksmų planas. Taip, reiškia, atsivertei ir iškart gali daryti iš eilės, dėti varneles, ką jau padarai šiandien, visą mėnesį, nuo 1 dienos iki 31 dienos ir žymiesi savo stulpeliu, ką šiandien nuveikiai. Labai, labai gerai, žinai, jeigu kartais pritrūksta fantazijos, ką reikia daryti. Čia visas elementorius yra tinklinio marketingo abėcėlė nuo A iki Z ir jeigu jau vadovaujantis ta knyga pasakytų kas nors, kad man nepavyko, tada aš nežinau, gal skaitė iš dešinės į kairę nebent. Arba nepritaikėme, taip, perskaityti neužtenka. Aš visą laiką sakau, kad perskaitysi, nuo to tu, žinai, protingesnis netapsi. Turi tai panaudoti ir pritaikyti. Vien žinojimas rezultato neduos. Būtent žinios pačios savęs nepritaiko, tikrai taip. Kokios tavo savybės, apart to, kad jau tu paminėjai, kad mėgsti bendrauti su žmonėmis, kokios dar tavo savybės, manai, tau pasitarnavo, kad tu gautum tokius rezultatus, kokius tu gavai versle? Nes juk kiti žmonės irgi bando, bet jie negauna to rezultato. Tai ko tu tokia ypatinga? Kas tave atskiria nuo tų žmonių? Aš labai daug iš savęs reikalauju. Ne visą laiką galbūt tai yra gerai, bet aš, kaip aš visiems sakau, kodėl viena iš priežasčių, kodėl man pavyko, bent jau aš taip galvoju, todėl, kad aš pažiūrėjau tai kaip į rimtą verslą, ne kaip į paprastą kažkokį tai tiesiog paplatinimą. O jeigu žiūrite į tai kaip į rimtą verslą, tau reikia žinių ir praktikos. Tai aš taikiau būtent žinios veiksmas. Ir aš buvau lanksti. Ta prasme, aš nepuoliau prieštarauti, kai man sako, reikia daryti taip. Sistema yra tokia ir netokia ir ne kitokia. Aš nepuoliau kurti kažkokį savo dviračio ar dar kažko, tai jeigu yra būtent toks verslo planas, tokie metodai ir panašiai. Tai lankstumas, dublikavimas lyderių. Ir būtent tas, kad pritaikymas to, ką aš sužinojau. O aš esu labai žingeidi, man labai patinka mokytis. Taip, iš tikrųjų, šitos dvi savybės, ką tu paminėjai, tai aš labai daugelį lyderių tai matau. Tai tas pirmas yra tas atsakingumas, taip, kad žiūri į tą veiklą kaip į darbą, kaip į būtent atsakingą dalyką, taip, nes daugelis žmonių sutikime su to, kad ateina į tinklinį marketingą pabandyti, kaip hobis, kaip papildoma veikla, kaip kažkoks užsiėmimas. Tai normalu, jeigu tu žiūri tai kaip į hobį, kad ir gauni hobį pajamas, tada kaip aš dažnai sakau, jeigu tu apsimetinėjai, kad dirbi, tai kompanija apsimetinėja, kad tau moka, taip, reiškia, rimto rezultato negali tikėtis, taip, tu rimtai tada turi dirbti, jeigu nori rimto rezultato. Tai tas dalykas, tą dalyką aš tikrai labai dažnai pastebiu. Ir antras dalykas, ką tu paminėjai, būtent tas, kaip mes vadinam būti apmokomu. Taip, tai reiškia, ką tai reiškia būti apmokomu žmogumi. Nes bet kieno paklaus, bet kokio žmogaus, o tu sugebi mokytis, taip, aš apmokomas žmogus, taip, bet praktika dažnai rodo atvirkštinį variantą, taip, tai ką reiškia būti apmokomu? Sugebėti klausyti instrukcijų, sekti instrukcijų, taip, jeigu tavo kažką pasakė, eini ir padarai taip, kaip pasakė. Ir nors tai atrodo taip paprasta ir taip elementaru,
Daug žmonių to nesugeba daryti. Ar dėl ego, ar dėl dar kažkokių kitų dalykų, tiesiog, jie negali, kaip sakant, pasiduoti tai sistemai. Jeigu tu, kaip tu sakai, jeigu tu pradedi keisti sistemą, tada negauni būtent norimo rezultato. Aš visą laiką tai prilyginu maisto patiekalui. Žinai, sakau, jeigu tu dabar pradėsi kiaušinių neįdėjau, nors turėjau įdėti, cukraus įpyliau dvigubai negu reikėjo, kas atsitiks? Tada patiekalas nebus toks, kokio tu tikiesi, taip, nes tu pakeitei receptą. Tai taip ir versle dažnai mes turime tą sistemą ir jeigu mes ją keitaliot pradedam, tada turim katastrofą kažkokią. Kaip mano sponsorė sako, žodžiu, jeigu, pas manęs, visi išmokyti yra taip. Jeigu sponsorius sako, šok iš 9 aukšto, tai aš neklausiu, kodėl, aš klausiu, kiek kartų. Tikrai taip. Iš tikrųjų, aš pat šitą sunkiuoju būdu išmokau, nes aš taigi buvau pats protingiausias pasaulyje, kai pradėjau versle. Aš už visus geriau žinojau ir aišku už savo lyderius, kurie geresnius rezultatus gauna. Tai man reikėjo, kaip sakant, atsisėsti ant užpakalio ir suprasti, kad žinai ką, vis dėlto reikia klausyti, ką kiti sako. Nebereikalo jie, kaip sakant, gauna rezultatus. Taip, tikrai taip. Na ir tai mus priveda iš tikrųjų prie klaidų. Tai kokią klaidą galbūt tu padarei versle, kurią dabar jau supranti, kad tai buvo klaida, iš kurios galbūt pasimokiai? Jo, ta klaida buvo su pasiekmėm, kaip ir visos klaidos tikriausiai, tik vis aišku, kaip mes paskui taip panaudojam. Tai mano klaida buvo turbūt bene didžiausia ta, kad aš įsikabindavau į tos žmonės, kurie, aš tiesiog už juos labiau norėdavau. Aš pamatau žmogų, už jį nusprendžiu, kad tu tai čia padarysi, tiesiog taip. Tas žmogus gal, aš nežinau, kaip priežasčių jis į galvą linksi, kad jo viskas gerai. Ir tada aš jau su juo tasaus, taip noriu padėti ir stumdau, ir traukiu, ir keliu, ir žodžiu visaip kitaip. Kai tuo metu laukia tikrai potencialai ir jie to laiko iš manęs negauna, nes aš dabar būtent šitiems žmonėms noriu padėti, palaukit jūs. Ir aš matau, kad aš stoviu vietoj, tai man taip buvo, kad aš metus laiko buvau užstrigus ir nesupratau, kas čia yra, kodėl aš niekaip į tą priekį nepaeinu. Tai ir po to, po vieno pokalbio, taip skaudžiai viską nurijau, bet akis atsimerkė. Tai viena iš mano klaidų, kad tiesiog įsikabini, kaip mūsų irgi sako lyderiai, reikia nulipti nuo padvėsusio arklio. Taip, arba sako, lengviau pagimdyti, negu prikelti iš numirusių. Taip, tai dažnai yra lengviau rasti naują komandos narį, negu tą mirusį, kaip sakant, prikelti iš numirusių. Ir daugelis, aš manau, iš lyderių, kaip sakant, bus jiems pažįstama šita situacija, taip, kai mes būtent dažnai įkvojam daug laiko, aš irgi dažnai, kai ypač asmeniškai, jeigu konsultuoju arba atsakinėju klausimus, taip labai dažnai pasitaiko tas klausimas, ką man daryti, šitas žmogus nieko nedaro, nieko neperka, neatsakinėja mano skambučius. Kito žmogus surask. Negaišk laiko su to žmogu. Taip, jeigu jis nieko nedaro, neatsako skambučių, neperka produkto, nenaudoja ir taip toliau, tai kam dabar tu eikvojant jo energiją? Nes vėlgi mes turime visą laiką, kai sako, išmatuoti, ar verta man čia investuoti savo energiją, ar mano energija būtų geriau investuota kažkur kitur. Tai faktas tas, kad tikrai dažnai mes tą klaidą padarome, bet kaip ir tu sakai, išmokstam su laiku, kad kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, reikia labiau mūsų dėmesio negu rezultato ir jie patenkinti su mumis bendrauti ateinančius 10 metų. Taip, jie vis tiek nieko nedaro. Taip, bet jiems tiesiog malonu, kad tu jį palinksmini, kad tu jiem, kaip sakant, paplėpi su jo pašneki. Taip, tie vadinami komandos linksmučiai. Jie visur kartu, jie visi linksmi, jie bendraujantis, bet jie nieko nedaro ir kartais dar papriekaištauja. Tikrai taip. Na, o koks, sakytum, tau galbūt buvo, ar vis dar yra didžiausias iššūkis tinklinio marketingo versle? Kas galbūt buvo sunkiausia tau? Sunkiausia tai disciplina turbūt. Tas įpročių išsiugdymas, kai senus įpročius reikia pakeisti kitais. Ir išlaikymas tempo, nes visgi būdavo taip, kad dieną darai, 2 ne. Paskui žiūri, kad jau 3 ne, 4 ne, savaitė tuščia ir to rezultato nesulaukia, galvoju, kame reikalas ir tu supranti, kad reikia daryti kiekvieną dieną, kad viskas, kas yra daroma nuosekliai, atneša rezultatus. Tai buvo tą sunkiausia turbūt išsiugdyti, nesgi tai bloga nuotaika, tai oras ne tas, tai ne taip atrodau, tai dabar nerašysiu rytoj, tai daryk dabar. Tai naujas filmas išėjo, ne? Jo, čia iššūkiai tokie būna versle. Taip.
Ja, iš Tikrai. tikrųjų, sako, žinai, jeigu turi kažkokį įprotį ir vieną dieną to įpročio nepadarėjai, tai yra tiesiog viena praleista diena. Bet jeigu antrą dieną iš eilės to nepadarėjai, tai jau naujo įpročio formavimas. Reiškia, tu tada formuoji įprotį nebedaryti to dalyko. Taip, tai dėl to labai svarbu, būtent aš irgi esu fanas daryti kiekvieną dieną. Kaip sakau, jeigu lieki pasiruošęs, tada nereikia prisiruošti. Na ir tu turi iš tikrųjų jau labai šaunę, fainą, iš tikrųjų tavo komanda man yra pavyzdinė tokia, dėl to, kad tai, pagal lyderį, taip ir komanda, taip, kadangi tu esi tokia, dušo žmogus, toksai, kaip sakau, ir tavo komanda tokia visi faini. Tai ką tu pastebi, būtent matydamas, stebėdamas savo komandos narius, kurie gauna rezultatus ir tie, kurie galbūt negauna rezultato, kokias savybės tu pastebi žmonėse, kurie gauna rezultatus versle? Tai didžiulis noras padėti kitiems, bent jau tą aš matau savo komandui. Tai tikrai ta pagalba vienas kitam ir vienas už kitą kaip nežinau kas. Ir tas didžiulis troškimas, galbūt tai nėra labai gerai, kad tu pirmą turi padėti savo. Ir kartais irgi tas pakiša koją, kad viską atiduodi dėl kito, bet, ką padarysi, iš visko mokomės. Taip. Bet pas manęs jie visi yra su degančiomis akimis, jie visi mokomi, jie visi lankstus, jie visi nori žymiai daugiau. Jie visi dubliuojantis ir tokie pas mūsų komandai žmonės. Taip, ir iš tikrųjų tas noras padėti galbūt gali ir skambėti toksai, žinai, kai sako, žinai, Miss Pasaulis atsakymas, žinai, kai ant scenos yra ir klausia, dabar jau tu tapai Miss Pasaulį, žinai, ką padarysi? Jo. Bet iš tikrųjų, mano nuomonė, tas stiprus noras padėti ir koncentracija į norą padėti žmonėm iš tikrųjų yra labai geras vaistas prieš baimės, prieš ką pagalvos kiti, prieš visus nepatogumus ir panašiai. Nes dažnai juk žmonės sako ką, aš nenoriu ten siūlyti kažkam savo produkto ar verslo galimybės, nes ką čia pagalvos apie mane, kaip čia atrodys, gal aš čia įkirėsiu, gal aš čia jiems lendu į akis, gal jiems čia. Taip žmogus prisigalvo. Kodėl? Nes jisai galvoja apie save. Kaip aš čia atrodysiu, ką apie mane pagalvos ar panašiai. Bet kai ta koncentracija pasikeičia į tai, kad aš noriu padėti žmonėm per savo produktą, per savo verslo galimybę, aš noriu jums padėti, pakeisti jų gyvenimus, tada pradingsta tie pasiteisinimai, pradingsta tie stabdžiai, nes dabar, jeigu žmogus atsisakys, aš pasiūliau jam pagalbą, jis atsisakė, reiškia, šitam pagalbos nereikia, einu pasekantį, žiūriu, ar sekančiam reikia mano pagalbos. Tai iš tikrųjų tas noras padėti kitiem, ne vien tik tai, kad čia kokie mes altruistai, kokie mes, rūpinamės kitais ir kokie mes šaunuoliai, kas taip ir yra, bet priedo prie to tai yra nerealiai gera verslo strategija. Koncentruotis į pagalbą kitiems, o ne į tai, kaip aš čia galiu uždirbti dar vieną eurą, kaip aš čia galiu, žinai, kažką įsiūlyti ar panašiai. Tai aš manau, tai yra nuostabi verslo strategija, norėt padėti kitiem. Taip, labai ir tai labai veda, nes kai tu gauni tą paskui atgalinį ryšį, kai tu matai, kad visgi pavyko tam žmogui kažkaip padėti, tai kad ir kokia smulkmena, tai kad ir ta šypsena atgal gauta, jinai veda į priekį, jinai tiesiog dar didesnį variklį užkuria. Tai čia, nežinau. Fantastika. To mes ir norim. Gero jausmo, kaip aš dažnai sakau, jeigu tu darai tinklinį marketingą ir tau čia yra kančia, tai tu kažką darai ne taip. Kažkas čia ne taip, nes tu turėtum kaifuot nuo to taip, jeigu tu, kaip daugelis ateina iš kur, iš samdomo darbo į tinklinio marketingo verslą, ar tenai iš nusivylusios namų šeimininkės, ar dar iš kažko taip, ateinam čia, kad geriau būtų, ir jeigu tu ateini į šitą verslą ir čia tau dar blogiau, tai kažkas ne taip, kažką tu ne taip darai, arba tu kažką ne taip galvoji, taip? 100%, taip ir ne kitaip. Na ir aš nebijoju, kad tu esi gavusi labai daug verslo patarimų, Laura, bet koks tau, sakytum, buvo geriausias patarimas arba galbūt įsimintiniausias patarimas, kurį tu gavai versle? Man labai patiko, turbūt greičiausiai, kad jūsų paties pasakyta kažkada frazė, jeigu sugalvosi, kažkur dar turiu užsirašius knygui, jeigu jūs nuspręsi pasiduot, tai pasiduok tik tais tą dieną, kai tau labai pasiseks.
Taip. Čia pats kai ten sako, yra tie 3 dalykai. Sako, neprižadėk, kai esi laimingas, nepriimk sprendimo, kai liūdi ir neatsakyk, kai esi piktas. Taip, tai va būtent dažnai mes kaip priėmam sprendimą, kada mes priėmam sprendimą pasiduoti, kai mes liūdim, kai kažkas nepasisekė, patyrėm kažkokį, tai kažkas kitas yra pasakęs anglų kalba, kad never give up on a bad day, kad niekada nepasiduok blogą dieną, tai palauk rytojaus ir tada priim sprendimą. Ir dažnai, aš atsimenu kitą tokį Brad Lee klausiau, irgi labai ultra sėkmingas verslininkas, multimilijonierius, tai pas jį visą laiką būdavo duok dar 90 dienų. Duok dar 90 dienų. Pavyzdžiui, tau galbūt sunku, labai neina, viskas stringa, tiesiog negauni rezultato, čia atrodo vienas nuostolis, čia nesąmonė, čia Viską suprantu. Duok dar 90 dienų. Ir tada gali pasiduoti. Duok dar 93 mėnesius, taip? Bet ne dar 3 mėnesius aš pralauksiu, bet duok 3 mėnesius veiksmų. Taip, sąžiningai, padirbėk tos 3 mėnesius ir tada gali pasiduoti. Beveik niekada nepasiduosi tada. Dėl to, kad per tuos 3 mėnesius įvyks tas lūžis, įvyks kažkoks pokytis, įvyks pardavimas, įvyks registracija ir vėl tau ta viltis grįž ir vėl tu, kaip sakant, įsivažiuosi. Bet jeigu tu pasiduodi tuo metu, viskas, tu tą nesėkmę, kai sako, užrakini visiems laikam. Taip. Ir jo, aš visą laiką sakau, kad apie tas baimės, ar ne? Kuo tu labiau bijai? Tu labiau bijai, kad tau nepasiseks? Ar tu labiau bijai, kad tu liksi toj pačioj vietoj, kur tu esi dabar visą gyvenimą. Ir visiems sakau dabar iš eilės, pasiskaičiuokit savo pensijas. Pagrindinė mūsų tema dabar yra, tiesiog sakau, skaičiuokite savo pensijas. Ir kai žmonės pasiskaičiuoja, sako, 400, 500, aha, sako, atsakau, daug už šitiek metų sąžiningo darbo. Nu kaip sako, ar išgyvensit, ar užteks ant mokesčių, ant maisto, ant atostogų, ant kažko tai dar daugiau. Nu kaip, sako, tie pinigai, ar jaučiatės nusipelnę tik tiek? Tik tiek. Tai kodėl tada bent jau nepabandžius, neleidus savo pabandyti kažko tai kito, nu? Kad ir po truputį kiekvieną dieną, po mažą žingsnį, po truputėlį, bet kad ir po truputį tas lašas, ne, kai sakys akmenį pratašo. Nu, tai būnė po vieną mažą žingsnelį, bet kiekvieną dieną reguliariai, nu, vis tiek tas rezultatas ateis. O laikas vis tiek eina. Jo, ir čia genialu iš tikrųjų, ką tu, Laura, čia daliniesi. Kitą lyderį aš esu girdėjęs panašiai, jisai, italas toks lyderis, jisai visą laiką sakydavo, žinai, sakydavo 10 metų viziją. Sako, va, jeigu už 10 metų tu turėtum va tokias pajamas, kokias tu gauni iš savo samdomo darbo, bet pasyviai. Reiškia, tu iš tinklinio marketingo kiekvieną mėnesį pasyvių pajamų. Tai pirmas toks būna, 10 metų, tai ką aš dabar lauksiu 10 metų? Nu, bet tie 10 metų praeis bet kokiu atveju. Bet kur tu norėtum būti už 10 metų? Ar tu norėtum, kad tau dar 1000 įkristų per mėnesį, ar 1,5, ar 2000 per mėnesį įkristų į banko sąskaitą, pasyvių pajamų priedo prie, pavyzdžiui, va tos pensijos. Taip? Tai vienas dalykas, kas fainai, kad tai sukoncentruoja žmogų ilgalaikiai kelioniai, o ne aš tapsiu milijonierius per 3 savaitės. O antras dalykas, tai žymiai labiau įmanoma padaryti. Taip, ką lengviau padaryti, ar per ateinančius 5 metų susikurti 1000 eurų pasyvių pajamų per mėnesį, ar per 3 savaitės uždirbti kelis tūkstančius, žinai, tenai bonusais ar panašiai. Visą laiką tai yra, labiau padaroma, taip, žymiai labiau įmanoma ir net jeigu žmogus iš lėto juda, taip, tai iš tikrųjų tai yra labai labai gera idėja, aš sakyčiau, kaip sakant, labai gerai lūkesčius nuteikia žmogų, kad va, aš galiu savo susikurti 2 pensiją. Aš galiu savo susikurti 3 pensiją, jeigu aš norėsiu. Taip, ir kai sako žmonės, dar ne dabar, dar ne laikas, gal ateis laikas? Ne. Laikas jisai tiesiog, jisai turi tokią savybę, jisai ima ir praeina. Ir jisai nieko nekeičia laikas. Nu, visiškai nieko, viską turim keisti patys. Nu, kitaip buvo ar nebus. Sako, geriausias laikas pasodinti medį buvo prieš 20 metų. Kitas geriausias laikas šiandien. Taip, nes už metų nuo dabar norėsi, kad būtum pradėjęs šiandien. Tai faktas. Laikas, kaip sakant, aš neperseniausiai girdėjau, Brendon Burchard labai gerai pasakė. Sako, dabar tu esi jauniausia, kokia kada nors būsi. Taip. Nes tu tik senesnis tapsi. Taip, dabar tu esi pats jauniausias, koks kada nors būsi. Ir sako, už 10 metų nuo dabar tu viską atiduotum už tai, kad būtum, kur dabar esi, su dabartinė sveikata, su dabartiniu amžiumi ir panašiai. Taip, mes dažnai vis
kažko laukiam, kažko va kada nors. Taip, bet už 20 metų nuo dabar tu atiduosi visus pinigus atiduotum, kad būtum kur dabar esi su dabartinė sveikata ir dabartinio amžiumi. Taip, tad va, dabar yra laikas kažką daryti, siekti gyventi, taip, džiaugtis to gyvenimu. Tai va klausimas, jeigu nieko nedarysi, tai tu bent jau turėsi tų pinigų ką atiduoti. Taip, net neturėsi ką atiduoti, taip. Tai kaip norėtum, tu neturėsi ką atiduoti, jeigu būsi tam pačiam taške, tam pačiam darbe, tuo pačiu ritmu. Tai aš visą laiką sakau, tiesiog sakau, kuo skiriasi nepaprastas darbas, tradicinis darbas nuo tinklinio marketingo. Darbe tu dirbi, gauni, nedirbi, negauni. Ta prasme, viskas, darbo nėra, pinigų nėra. O šičia tu vieną kartą gerai atidirbi, jau taip jau 5 metai, bent jau, 3, kaip kam čia, gali būti ir 10, bet vieną kartą atidirbi ir gausi visą likusį gyvenimą, nors ir nedirbsi. Tai va, įdirbis. Kažkas yra pasakęs, kad tinklinė marketingė ilgą laiką darai daug ir gauni labai nedaug, nes pradžioje reikia sukurti tą verslą, pastatyti tą bazę, taip, pamatą. Tai pradžioje atrodo daug dedu pastangų ir labai mažai atlygio už tai gaunu. Tada trumpą laiką gauni tiek, kiek tu padarai, kaip samdomam darbe. Ir tada vėl ilgą laiką gauni žymiai daugiau, negu tu padarai. Taip, nes jau tu sukūrei komandą, sukūrei struktūrą, sukūrei tinklą ir dabar realiai tu uždirbi daugiau, negu tu įdedi pastangų kiekvieną mėnesį. Bet to trečio etapo mes nepamatysim, jeigu to pirmo nepadarysim, kur reikia įdėti daug darbo ir su nedaug, kaip sakant, atlyginimo. Būtent kaip ir sportininkai, jeigu pasportuos vieną dieną, jie rezultato neturės. Visur yra įdirbis. Daryk ir paskui jau turėsi. Taip, ir net kaip kažkas yra pasakė, žinai, kad tas tinklinio marketingo verslas yra kaip kūdikis. Tu negali paimti ir tą kūdikį dabar pradėti 10 kart per dieną maitinti, kad jis greičiau užaugtų. Kad ta kūdikystė greičiau praeitų. Jinai nepraeis. Užtruks tiek laiko tam kūdikiui, kiek reikia, kad jisai užaugtų. Taip, kad ir kiek tu jį maitintum. Taip, tai tas pats dažnai ir versle. Ta prasme, užtruks kažkiek tai laiko. Taip, galima pagreitinti, aišku, jeigu daugiau veiksmo dėsi, daugiau pastangų įdėsi ir panašiai, tu greičiau gali pasiekti tą rezultatą, bet kažkiek laiko vis tiek užtruks. Taip, ir dažnai tas mums visą laiką atrodo per ilgai užtrunka, negu mes norėtume, taip, negu mes tikėjomės, taip. Tai kaip tas kūdikis, tu jo neužauginsi per dieną, taip, užtruks vis tiek jam šiek tiek laiko, kad jisai užaugtų. Taip, bet tas laikas jisai vienaip ar kitaip praeis, Tik pat klausimas, ką mes per tą laiką padarysim. Ar mes vis dar kažko lauksim ir būsim tam pačiam darbe su ta pačia alga, ar mes tiesiog dar papildomai kažką tai darysim. Faktas. Per tą patį laiką, kuris praeina. Taip, mėgautis kelionę reikia, taip, statyti ir mėgautis kelionę, mėgautis to, kad, wow, aš turiu galimybę čia statyti, kaip aš visą laiką sakau, tu neturi daryti veiksmų, tu gali daryti veiksmus, tu neturi statyti verslo, tu gali statyti verslo, tai įsivaizduoji, koks džiaugsmas, kad tau duota šitas šansas. Taip, aš renkuosi tai daryti, taip, bingo. Kas tau veikia šiuo metu versle? Kas šiuo metu tau duoda rezultatus? Va, jūs lipat ant scenos, pripažinimas, viskas, taip. Tai kas čia, kur čia šuo pakastas, taip? Kas tau veikia šiuo metu? Kas duoda rezultatą? Mes gyvenam labai linksmai, mes verslą statom labai linksmai ir pas manęs komandai yra visi labai linksmi. Tai va būtent, kad ir mes važinėjam kiekvieną dieną, va šiandien buvom Kaune, rytoj važiuojam į Kentrius ir taip kiekvieną mielą dieną pas manęs kalendoriui nėra nei vienos laisvos dienos per mėnesį. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, nes kitaip aš nupuščiau. Tai va ir mes pasirenkam su žmonėm savo mano komandos, pasirenkam dieną ir kur su juo tą dieną važiuojam. Tai ir važiuojam per žmonės, tiesiog kalbinam tiesiog gatvėj, parduotuviai, kaviniai, stoty, bet kur mes tiesiog einam pas žmogų ir mesgam su juo pokalbį. Ypatingai va, su viena iš komandos narių, tai praktiškai bet kur pamatom žmogų, einam. Viskas, vat, nuvažiavom, stovė moteris prie eglučių, sakom, einam. Ir viskas, pasiėmėm kontaktus, susitik po švenčių, nes jai dabar labai įtemptas laikotarpis, mes jai daug maž pasakėm, kaip čia kas. Ir viskas. Tiesiog tu žinai, kad tu neši žmonėms gerą. Tu matai, kad neįstovi ten sušalus, tai kodėl jai nepasiūlyt, kad kažką tai geriau galima gyvenime sukurti.
Tai vat, būtent su ta mintim ir eini, ir vat, ta vat, drąsa, ir visi tie mano žmonės, jie tiesiog drąsėja, ir iš šono mums sako, Jėzus, kaip jūs ten linksmai gyvenat. Taip, mes linksmai gyvenam. Mes sustinkam, juokiamės, mes prisikvailiuojam, prisišnekam, visokių nesąmonių, bet va, būtent tai mus ir augina. Aš nežinau, kaip dar kitaip. Mes visą tai žiūrim kaip į malonumą, tiesiog. Ir Rasa sako, stoty rekomenduoju kalbinti atsargiai. Čia mano Rasa. Taip. Vėlgi, niekad nežinote, kada žmonės nori kitokio, kaip sakant, kitokią profesiją pradėti, kitais dalykais užsiimti, taip? Visiems reikia duoti galimybę neteisiant jų. Taip, girdi Rasa, girdi? Kur aš tave radau? Taip. Visiems reikia duoti šansą, taip. Ir iš tikrųjų, bet va, labai smagu girdėti, taip, tai reiškia, kai daugelis šiandien nori tik tai internetu dirbti, tik online, jūs vis dar dirbate labai puikiai ant žemės, gyvi susitikimai, gyvi produkto demonstravimai, pokalbiai, taip, reiškia, kas kažkam atrodo, vai čia baisu, vai čia nenormalu, jūs kuo puikiausiai tai darote. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau tinklinio marketingo verslą, tai net būdavo tokia vadinama 3 metrų taisyklė. Jeigu žmogus atsirado tau per 3 metrus nuo tavęs, tu turi jų užkalbinti, taip? Na, bent jau pasakyti labas ar panašiai, taip? Nesvarbu, kur tu randiesi, jeigu va tau atsirado žmogus per 3 metrų distanciją, tu turi jį pakalbinti, taip? Tai jūs po metrą. Tai va, jūs realiai tai ir darot, taip? Jūs realiai tai ir darot. Bet labai svarbu yra dokumentavimas to, ką mes darom. Jeigu mes nerodytumėm ir čia tik mums, mes tik tais gyvai, jokių internetų, jokių nieko, tada to veiksmo tikrai nebūtų. Taip, tikrai nebūtų, nes netgi šitie žmonės, kurie niekada nelaikina, niekada nekomentuoja, niekada ten jų net nesimato, kad jie ten pamatė, sutikus juos kažkur tai mieste, jie sako, nu bet jūs ten ir wow, visur jų pilna. Bet jokios žymės, kad jisai kažką tai matė, ta prasme, ten nepaspaustam, tas pirštas nesuvirpės net link to patiktuko. Tai va, tai būtina yra dokumentacija, nebijokit žmonės išeiti į internetą, nebijokit išeiti į socialinės medijas. Nes tiesiog tai yra būtina šiais laikais, tai yra, kuriant šitą verslą, tai yra būtina. Taip, ir iš tikrųjų tu ir tavo komanda labai gerai parodo tą emociją, tą jausmą, taip, kad, prasme, kai kurie iš jūsų galbūt klausysite ir galvosite, na, va, jinai čia šneka, taip, kad čia taip fainai, kad čia taip jie linksminasi, taip toliau, bet realiai, ta prasme, užeikite ant Lauros profilio, taip, jinai ten dalinasi, aš ten dažniausiai, jeigu aš noriu nuotaiką praskaidrinti, aš einu į Lauros profilį, taip, nes jinai pasidalina, kaip, pavyzdžiui, pardavinėjamos yra morkos, kurios yra pagautos gilose vandenyse Lietuvoje iš Švedijos, taip, ar iš Olandijos. ir ten visą... Taip, reiškia visą laiką, ta prasme, ta gera nuotaika visur prasismelkia, taip, ir versle, ir bendravime, ir asmeniniam gyvenime, ir socialiniai medijai, taip, nes vėlgi, kokią mes norim sukurti atmosferą, kokius žmonės mes norim pritraukti. Na, ta energija, kurią tu spinduliuosi, tokius dalykus ir pritrauksi. Taip, jeigu tu esi depresijai, jeigu tu esi, žinai, tau viskas čia yra kančia, tau viskas yra katorga, nu tai ir pritrauksi tokius žmonės, taip, bet jeigu tu mėgaujasi to procesu, tai jeigu tu džiaugiesi ir turi gerą laiką, kaip sakant, čia labai lietuviškas išsireiškimas, taip, tai realiai tu ir pritrauksi kitus žmonės, kurie irgi nori tokios atmosferos, kurie irgi nori leisti laiką su tokiais žmonėmis, taip. Žinokit, labai daug kas žmonių, kurie, pavyzdžiui, ateina pas mūsų, sako, nu, žinai, nu, vat, žiūriu aš jumis, aš irgi, vat, noriu to pozityvo, noriu tos geros nuotaikos, noriu to tiesiog nuo atsipalaidavimo ir negalvojimo, kas ką pagalvos, aš noriu būti savim, noriu elgtis taip, kaip aš noriu, ne kaip kažkas diktuoja, noriu gyventi taip, kaip aš noriu, o ne palei kažkieno sukurtą modelį. O sako, žiūriu jumis, jūs ten tokie visi laisvi, tokie nutrūktgalviai, sako, nu, vat, ir jie ateina pas mus kartais vien dėl to. Iš pradžių tik tiesiog pabūt tarp mūsų, o paskui jau ir įsivažiuoja. Ir nu, tiesiog, nu, kaip tu, tai duodam žmonėms tiesiog pasibūt, kad jie suprastų, ar tai yra jų vieta. Nu, tikri sektantai, žodžiu. Jo, ir dažniausiai mes turim, visada praktiškai turim bent jau porą sekėjų policininkų už mūsų, tai jo.
geriausia. Vieni su švyturėliais, dažniausiai su baltais halatais važiuoja iš paskos. Tų halatų, kur rankas už nugaros susiriša. Taip, va taip ir būna. Na, o ką tu darai, Laura, kai jauti, kad užstringi? Ar tau yra tai buvę kada nors gyvenime? Ir kai užstringu, ir kai rankos nusvyra, ir kai atrodo, kad atrodo viską darai, bet niekas nevyksta. Būna tokių momentų ir tai man labai padeda mano komanda, Aidas visada, kuris pasako, kad tu tam sutverta, čia tavo vieta, niekur kitur. Tada jau komanda iškart, jeigu jau manęs nėra Facebook'e, vadinasi, kad kažkas negerai. Ir tą visi supranta. Ir netgi svetimi žmonės parašo, o kur šiandien tavo rytinis postas? Ir va tada jau visi mano žmonės sukimba ir stato mane ant kojų, arba aš tiesiog užsidarau. Pasiimu knygas, tai visą laiką tai būna užkoduotas protas, pasiimu savo užrašinę, užsidarau kabinete, ten tiesiog sėdžiu su savim, skaitau savo tikslus, persižiūriu, permastau ir vėl sugrįžta viskas. Tiesiog reikia pabūti su savim kartais ir tą aš jaučiu, kai jau ateinu, tada jau ir namuose visiems negerai nuo manęs būniu tada jau. Taip, bet iš tikrųjų tas darbas su savimi, taip, būtent kai sako, jeigu nori kilti aukštyn, turi eiti gilyn. Taip, dažnai čia slypi visi atsakymai, ar ne? Ne kažkur pakasti po žemę ar panašiai, čia viskas. Taip, mums reikia kartais susitvarkyti su savo tarakonais ir atsileidžia stabdžiai ir pradeda judėti kažkas, taip? Ir šiaip visą laiką jau kai būna kažkas negerai, kaip nulieta būna kažkoks tai jūsų filmukas sukurtas arba labai vienu metu šitaip taikliai atsiuntėt žinutę, aišku, ten nebuvo masiškai visiems, bet būtent tuo momentu, kada jos reikėjo. Telepatija. Jo, ir paskaitau arba pažiūriu, nusakau, būtent dabar. Taip, ir iš tikrųjų čia tarp kitko, džiaugiuosi, kad tu tai paminėjai ir dažnai aš gaunu tokį komplimentą, kad man šitas postas, man kaip tik jo reikėjo šiandien, arba šitą žinutę, man jos kaip tik reikėjo šiandien. Ir kaip tik su Rita mes šiandien irgi kalbėjom, apie tai, ko reikia tavo auditorijai. Ir tas ir yra, kai tu realiai nori padėti, apie ką mes jau kalbėjome, taip, kad tau rūpi padėti žmonėm, ir tu tikrai esi susikoncentravęs į savo nišą, į savo temą, taip, kažkieno iš jūsų galbūt bus tema sveikata, kažkieno grožis, plaukai, oda, dar kažkas, taip, bet kai tu savo temų esi susikoncentravęs, tu tada sužinai, kas rūpi tiem žmonėm, ko jiem reikia, kas jiem neduoda ramybės, kas jiem neleidžia vakare užmigti, taip, ir tu tada daliniesi tą informaciją ir tada tas tavo postas, ar video, ar žinutė, ar straipsnis būtent pataiko tiesiai į tą nervą, būtent pataiko tiesiai į tą 10-tuką, ne dėl to, kad tiesiog kažkokia čia stebuklas, taip, dėl to, kad būtent tu koncentruojasi į tą nišą. Taip, tai dėl ko labai dažnai mes kalbame apie tai, kad reikia, kai sako, žinoti savo tikslinę auditoriją. Taip, kokiem žmonėm tu nori padėti ir tada tu jiems ir duodi, kaip aš dažnai sakau, pavyzdžiui, jeigu kūrėm kažkokį tai video ar rašom kažkokį postą, turėtume jį rašyti vienam žmogui. Ne, nors ir aš turiu 70 000 žmonių auditoriją, aš nerašau posto 70 000 žmonių ar emailo, aš rašau tau, vienam žmogui, taip, ir aš žinau, kad tada tu gausi jį, kaip jisai tau buvo skirtas, nors ir jį gauna dar 70 000 žmonių. Tai iš tikrųjų, tas ir yra, kai mes iš tikrųjų susikoncentruojam su to noru padėti tam savo idealiam klientui, savo avatarui, tam vadinam, savo tikslinė auditorijai, tada ir bus, kad mūsų auditorijai žmonės sakys, wow, man reikėjo šitą išgirsti šiandien, wow, man reikėjo šitą perskaityti šiandien. Ir tada tu pamatai, kad, čia aš netuščiai šoviniai šaudau, o iš tikrųjų aš atrandu žmonės, kuriems aktualu, ką aš kalbu. Būtent ir niekam nepaslaptis, kad tinklinis marketingas, bendravimas su žmonėm, darbas su žmonėm yra vienas iš sunkiausių, be nesunkiausias. Ir būna tų visokių akimirkų, niekada nėra nei pas vieną mūsų, kad taip viskas labai gražus, spalvota, saulėta, visi išsišiepia, visi laimingi ir patenkinti. Būna tokių dienų, kad nors į žemę sulys, būna ašarų, būna nusivylimų, praradimų, visko būna. Bet tai taip, kai sakau, taip užgrūdina, taip užaugina, kaip joks kitoks darbas. Joks kitoks šitaip neužaugina sparnų ir tokios tvirtos, kurios neuždeda. Ne?
Ir aš to neslepiu, nes kartais, jeigu pradėsim čia viską, taip, ateik čia, pradės čia iškart pinigais krist, čia pamatysite vien tik tais linksma pas mūsų, čia viskas labai gerai, tu čia ateisi, tuoj pat jau gali čia, namą turėsi, mašiną turėsi, žodžiu, keliausi, juoksies ir džiaugsies. Nu ne, iki tol bus visko. Ir kiekvienam žmogui, kuris ruošiasi ateiti arba klausos, arba nori jau pas mus, aš jiems pasakau, kad aš tau nemeluosiu. Taip. Čia pasiruošk, bus visko. Bet jeigu tavo tikslas yra didesnis už tavo baimės, jeigu tu labiau nori pakeisti tavo gyvenimą į geresnį, negu tu nori pasilikti pačioje vietoje ir po tų 10 metų pamatyti tą pačią suskilusią geldą, kurią tu dabar galbūt, ne? Tai jeigu tas tavo tikslas yra toks drebinantis, kad net virpa visas kūnas, va kaip mano tikslas buvo pasikeisti namų į stogą, aš ten išgyvenau, jį ten kunkuliavo, viskas viduj, tiesiog aš visą tai mačiau, aš išgyvenau, aš jaučiau ir galvoju, ar man koks nors blogas komentaras kažką tai reiškia, jeigu aš žinau, kad aš galiu tai turėti. Taip. Ar man kažkokia tai bloga nuomonė kažką tai gali pakeisti gyvenime? Jeigu aš žinau, kad aš noriu pakeisti savo namą į stogą ir aš tai galiu padaryti tik tais tuo atveju, jeigu aš atliksiu tam tikrus veiksmus, pasieksiu tam tikrą kvalifikaciją ir padėsiu tam tikram kiekiu žmonių. Tai argi kažkas gali mane sulaikyti? Jeigu tu žinai, kad tavo vaikui ten būtinai reikia pinigų, tu viską padarysi, tau bus dzin, tu eisi, lenksi galvą, darysi viską, ką reikia, kad tu tai padarytum. Tai toks turi būti mūsų tikslas. Taip, kai sako, kliūtis yra tai, ką matome, kai atitraukiam akis nuo savo tikslo. Taip. Tai iš tikrųjų, kai tu taip esi susikoncentravęs į savo tą misiją, savo tikslą, į savo viziją, nieks tavęs negali sustabdyti, nieks negali tavęs išmušti iš vėžių, jokie nepasisekimai ar panašiai. Ir jeigu, kaip vienas mano mentorius Mark J. sako, jeigu kažkas gali tave atkalbėti nuo sėkmės, tai jie ir turėtų. Reiškia, tu dar nesi vertas tos sėkmės, reiškia, tu dar nepakankamai nori tos sėkmės, jeigu kažkas gali tave atkalbėti nuo to, jeigu kažkas gali tave atbaidyti nuo to, jeigu kažkas gali tau pasakyti kažkokį negražų žodį ar kažkokią kritiką ir tai tave sustabdys. Taip, reiškia, nepakankamai stipriai tu to norėjai, nepakankamai stipriai dar tau to reikia, žinai. Taip, nes jeigu nepasisekė, tai vadinasi, kad tu pasidavėjai, ne kažkas kitas, tu priėmei sprendimą pasiduot. Ne dėl kompanijos, ne dėl žmonių, ne dėl produkto, ne dėl kažko tai kito, ne dėl sąlygų, ne dėl kažko. Tu priėmei sprendimą pasiduoti. 100%. Ką tu keisi savyje 2025-aisiais? Na, aš žinau, kad tu jau ideali, beveik ten jau galbūt smulkmena kokia tik tai. Nežinau, galvoju, dandis ar plaukus. Nu, man tai būtų lengvas pasirinkimas tuo atveju. Aš turiu, jūs turbūt ir verslą sukūrėt su šampūnais. Turiu vieną labai didžiulį tokį savo iššūkį, apie kurį vis kalbu, bet taip ir nepadarau, stengiuosi kartais ir vėl nuslystu. Turiu tikslą pradėti keltis anksti ryte. Nes aš esu tokia pelėda, mano rytas prasideda 12 valandą, 1 valandą, tai jau yra mano rytas. Tai turiu tikslą pradėti keltis anksti ryte. Žinai, ką aš sakydavau? Aš sakydavau, jeigu Dievas būtų norėjęs, kad tu pamatytum saulėtekį, jisai būtų jį padaręs vėliau dienoje. Nu, va. Bet kaip jisai apie tai nepagalvoja? Taip, bet čia, žinai, kartais, ta prasme, aišku, galima save perauklėti, kai sako, išdresiruoti, žinai, nes daug sėkmingų žmonių keliasi anksti, taip ir kaip Grant Cardone labai dažnai sako, beat the sun up, reiškia, laimėk prieš saulę, reiškia, pakilk anksčiau negu saulė. Bet jeigu, kaip sakant, jau matom, kad niekaip, tada turi turėti gerą vakaro rutiną, žinai, nes aš tikrai pažįstu kelis lyderius, kurie kaip tu yra tokios pelėdos ir jie kuo puikiausiai, ta prasme, produktyviai gali dirbti iki 12 nakties, iki 2 nakties. Man 10 vakaro viskas, man akis klijuojasi ir nors tu ką, aš jau griūnu į lovą ir aš nieko naudingo negaliu nuveikti, tai aš geriau atsikelti. Tada buvo, ar tai irgi išsiugdėt? Aš tai tiesiog išsiugdžiau, žinai, bet vėlgi, aš atsimenu, skaičiau Brian Tracy tokią knygą. Jisai paminėjo tokį dalyką forcing system.
Reiškia, priverstinė sistema. Nes ypač, kaip mes kalbėjom, kad mes taigi patys savo viršininkai, taigi mes patys savo dirbam taip, kaip ir labai šaunu, bet problema, kad nėra jokio viršininko. Taip, o mes jeigu pripratę, kad viršininkas mums reguliuotų gyvenimą, tai patiems labai sunku reguliuoti savo gyvenimą. Tai būtent vienas iš būdų man buvo priversti save keltis anksti, nes aš irgi jų galiu mėgoti ir iki 9, ir iki 10, ir iki 11, kas man. Čempionų lyga. Būtent. Aš pasidariau savo priverstinę sistemą. Taip, aš būtent nusprendžiau pradėti projektą Čempionų lygą, tai jau čia buvo prieš 4 metus, taip. Ir ką paskelbiau, kad Čempionų lyga kiekvieną rytą bus pamoka 10 val. Lietuvos laiku. O pas mane tai 8. Reiškia, aš priverstas jau 8 ryto pradėti live transliaciją. Tai bet kokiu atveju aš turiu atsikelti anksčiau. Tada, reiškia, tai tapo mano priverstinė sistema, keltis anksčiau. Taip, dabar aš turiu atsikelti anksčiau, kad dar paskaityčiau knygą, kad susiruošiau, taip toliau. Ir 8 ryto aš jau turiu, kaip sakant, pradėti savo darbo dieną. Bet man tai patinka, nes aš save, kaip sakant, išdresiravau ir dabar, kaip aš dažnai sakau, aš per tas pirmas kelias valandas galiu padaryti daugiau, negu kažkada aš padarydavau per visą dieną versle. Taip, nes aš atsibudau, bam, iš pat ryto pasidariau tos darbus ir visą likusį dieną jau man yra bonusas, taip, ką aš padarysiu toliau. Ai, bet žinot, bet man tai labiausiai patiko ten tie keli jūsų lyderiai, kurie ten vakare viską daro, ten jiems viskas gerai. Tai... Taip, jeigu tu gali, tai būtent, aš visą laiką sakau, žinai, kartais nereikia, kaip sakant, save žudyti. Jeigu tu tikrai gali funkcionuoti efektyviai tokiu būdu, valio, žinai, jeigu tai tau, kaip sakant, veikia, tai kartais... Esmė, kad aš jau pasitikrinau, kad aš, kai vat reikia atsikelti anksti, aš aišku atsikeliu. Žinoma. Tai pasitikrinau, kad aš tada padarau, aš esu kitokios nuotaikos, aš padarau žymiai daugiau ir aš kitaip padarau, aš kitaip jaučiuosi, tai kai pajutau, kokia aš galiu būti. Tai aš supratau, kad visgi tas įprotis turėtų būti man labai geras. Taip. Čia 3 savaitės, sunkios bus 3 savaitės. Pavyzdžiui, pradėjo keltis ten, žinai, 6 ryto, 7 ryto, 5 ryto, kada be pradėjo žmogus keltis, pirmos ten kelios savaitės bus pragaras, o paskiau tavo vidinis tas cirkadinis laikrodis persiorientuoja ir viskas, ir paskiau tu automatiškai jau anksčiau nori eiti miegoti ir atsibundi pats. Dabar, aš dažnai dabar atsibundu iš vis be laikrodžio. Pavyzdžiui, va šį rytą Rita Čempionų lyga. Pavogė laikrodį? Taip, kaip? Pavogė laikrodį? Nepavogė laikrodžio, bet Rita darė Čempionų lygą šį rytą ir man kaip ir nereikia keltis. Teoriškai šiandien aš galėjau miegoti ilgiau, bet ką tu, ateina tas laikas, man automatiškai viskas, aš jau akis atsimerkusios dėl to, kad aš jau įpratęs, žinai, nes aš save, kaip sakant, savo vidinį tą laikrodį įpratinu. Aš išsigandau, kaip pasakė, kad atsibudau dėl laikrodžio, sakau, pavogė mažu. Kokį patarimą duotum kitiem tinklinio marketingo atstovam, nes ir dabar va čia mūsų žiūri verslininkai ir žiūrės paskiau įrašą šios transliacijos, kokį patarimą jiems duotum? Oi, čia greičiausiai, kad tas patarimas ir būtų, kad niekada nepasiduokit tada, kai jums yra blogai. Niekada. Ir nežinau, susiraskit savo tokį tikslą, kuris jūs ryte verstų iš lovos. Kuris būtų toks jaudinantis ir pasiverkit. Tiesiog pasiverkit, ar su tom pajamom, ką jūs gaunat dabar, ar jūs turit galimybę tą savo tikslą įgyvendinti. Nu, jeigu ne, vadinas, kad turit daryti tol, kol pasiseks. Tol, kol pasiseks. Bingo. Ir Laura, tu būsi, labai esu dėkingas, kad būsi viena iš mūsų lektorių konferencijoje Galingas metų startas. Tai kodėl tu sakytum būtina dalyvauti tokio tipo renginiuose? Būtina todėl, vien dėl to, kad tai jau yra metų pradžia, o dažniausiai mes padedam nuo kažkada, tai nuo pirmadienio, nuo rytojaus, nuo kito mėnesio pradžios, o dabar metų pradžia. Ir tai yra pats puikiausias, genialiausias laikas kažką tai tikrai susijimti, taip ir pradėti, nes psichologiškai tas momentas yra labai, labai toks jau svarbus. Ir esu dalyvavus, ta prasme, žiūrėjus visus jūsų nuo pat pradžios tos Galingo metų startą ir aš žinau, iš savo patirties aš žinau, kiek daug man davė tai. Kiek aš daug prisirašiau, kiek daug minčių ir kiek daug motyvacijos ir visada, jeigu jau norit nuo kažko pradėti, tai pradėkit nuo Galingų metų starto. Nes tai yra pati unikaliausia galimybė dar pačioj metų pradžioj pradėti kažką daryti daugiau. Nes kiekvienas mes išgirstam tai, kas yra mums būtent tą akimirką reikalinga. Ir kartais vienintelis sakinys gali nulemti visą gyvenimą.
Ir vienas vienintelis žingsnis gali nulemti viso likusio gyvenimo eiseną. Tai visi dalyvaukit ir nežinau, aš kiekvieną seminarą, tiesiog jeigu žinau, kad yra jūsų seminaras arba kažkoks mokymas, aš jau užsižymiu tas datas ir aš žinau, kad aš nebūsiu niekur kitur, nebent kojam į viršų. Gulėsiu, ta prasme, gulėsiu. Kad tiesiog tai yra datos, kurios nulems mano gyvenimo ateitį. Taip. O jūs mato, tikiuosi, draugai, kokią energiją sklinda nuo Lauros ir čia yra live transliacija. Tai jūs bent jau įsivaizduot, kas ten bus, kai jūs ateisite į galingų metų startą. Tenai ferverkai bus nuo Lauros sklis. Taip, ir jūs ten galėsite prie jos prisiliesti, nusifotografuoti su ją, pabūti šalia tokio žmogaus. Taip, dėl to praleisti negalima. Būtent tokie renginiai būtent sukuria tą emociją, sukuria tą energiją. Taip, nes mes galim daugumą mokymų žiūrėti internetu, online kursus ir taip toliau skaityti knygas. Bet čia gyvas renginys bus taip, kur jūs gyvai pasikrausite tos energijos. Tai kaip aš sakau, ne tik tai jūs turite būti, bet ten turi būti visa jūsų komanda. Jeigu tu nori, kad tavo žmonės būtų įkvėpti, motyvuoti, atsivesk juos visus į šitą renginį ir dabar kaina yra dar tik tai 10 eurų, bet rytoj paskutinė diena, kada yra 10 eurų, nuo pirmadienio ta kaina kils. Taip, tad už 10 eurų 6 valandų konferencija su 12 lektorių iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos. Na, tai yra tokia didžiulė vertė už tokią žemą kainą, kad tai yra tiesiog apiplėšimas vidury dienos. Taip, bet mes jums leidžiam mus apiplėšti. Taip, dėl to, kad mūsų tikslas vėlgi mano ir būtent visų lektorių, kuriuos aš pakviečiau, yra jums padėti gauti geresnius rezultatus, jūs sumotyvuoti, jūs įkvėpti ir panašiai. Tad nuoroda yra šio video aprašyme, ten rasite visą informaciją ir galėsite rezervuoti bilietus. Yra lyderių jau, kurie rezervavo ir po 10 bilietų, ir po 8 bilietų savo komandai. Taip, tad jeigu turim tai žiūrį į savo verslą, atvažiuok ten su visa savo komanda, pamatysi, kiek tai daug duos. Mes paruošėme tikrai labai superinę programą jums, tad tikrai praleisti tai būtų labai didelė klaida versle ir nepasinaudojimas tiesiog įrankių. Kaip aš dažnai sakau, renginiai tai yra vienas iš įrankių, kuriais lyderiai naudojasi. Tu atsivedi žmonės į renginį, o tada renginys už tave padaro darbą, sumotyvuoja. 80% renginiai padaro už mus. Būtent. Pinigų energija yra labai aukšta, todėl jūs privalot būti ten, kur bus aukšta energija. Nes jeigu tik jūs pasleisitės į negatyvą, tarp negatyvių žmonių, jūsų energija kris ir pinigai išeis. Taip. Ir nepaslaptis, kartais per tas kalėdas, per tas šventes, per naujus metus sėdėsite galbūt prie stalo ne visai su versliais žmonėmis, ne visai su tikslo siekiančiai žmonėmis ir galbūt prisiklausysit visokių negatyvų, visokių politikų, visokių tenai kriminalų ir panašiai. Taip, ir jūsų energija galbūt bus šiek tiek timtelėta žemyn per tuos suigas. Ir aš nesakau, kad mes neturėtume susitikti su šeimomis, su savo draugų ratu ar panašiai. Bet gal biškelė bus jūsų energija kristelėjusi tokia. Taip, tai šitas galingas metų startas sausio 3 dieną padės ją vėl atgal atstatyti, kad galėtumėt pilnu tempu rauti į naujus metus. Tad aš jau įsivaizduoju, kokie mes iš ten išeisim. Aš jau matau tą vaizdą. Nu, tu mano, ten per langus greičiausiai iššokinėsim. Neparašysiu be nieko. Tikrai taip. Bus tikra bomba. Tad visų jūsų lauksime, nepraleiskite šitos galimybės, rezervuokite savo bilietą. Jeigu buvo naudinga šita live transliacija, būtinai pasidalinkite šito video, būsime labai dėkingi, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Aš labai tikiuosi, kad gavote daug perliukų šiandien iš Lauros. Žinau, kad man tikrai šita transliacija buvo naudinga. Daug iš tikrųjų tokių įdomių dalykų mes aptarėme. Laura, aš tau esu nepaprastai dėkingas, kad skyrei laiko šiandien čia su manimi pabendrauti ir kad skyrei laiko atvykti būtent į galingas metų startas ir net būtent pasidalinti savo būtent dar daugiau strategijų ir idėjų, kurios padės žmonėm, tu esi jėga. Tai jums ačiū už šitą galimybę dar labiau pašnekėt. Bilė pašnekėt, taip? Bilė pašnekėt. O jums visiems, draugai, dėkojame, kad žiūrėjote, kad prisijungėte. Linkime labai gero vakaro ir sakom, iki greito. Ate.